Sveiki, jūs žiūrite Antieną. Sklando gandai, kad mūsų šalis yra visai ne Europoje, o Afrikoje, nes rudenį antys pas mus neišskrenda, o atskrenda. Pavyzdžiui, visai neseniai komunistinio darbo veteranas Algirdas Mykolas Brazauskas ir kapitalistinių mūšių didvyris Valdas Adamkus vienu balsu pareiškė, kad mūsų šaliai reikia ne tai nacionalinės vienybės, o gal ir nacionalinio pasitikėjimo vyriausybės, vien ore pakvipo vaivorykšte. O jūs sakote, kad aplink pilka ir niūru? Kaip praneša žiniasklaida, trečiadienį sostinės aikštėje prieš vyriausybės rūmus praeiviai galėjo pamatyti pačius tikriausius vaiduoklius – AMB, nomenklatūrą ir korupciją. Iškart pasklido gandai, kad tai netikri vaiduokliai, kad tai Amerikos imperialistai, sorososininkai papirko jaunuolius, kad jie protestuotų prieš naują pensininko Brazausko aktyvumo pliūpsnį. Jis juk pastaruoju metu vos ne kasdien paskelbė po skambų pareiškimą. Skeptikai prieštaravo, kad tai jokie ne amerikonai ir tokiu būdu premjeras Kubilius mėgina nukreipti visuomenės dėmesį nuo sodros problemų ir kitų nemalonių temų. Šiai versijai paremti buvo pasitelktas argumentas, kad pensininkas Adamkus pats yra amerikonas, greičiausiai sorososininkas ir beveik imperialistas, o kalba beveik tą patį, ką ir jo kitas pensininkų gildijos atstovas Brazauskas, mat reikia plačios koalicijos. Vietos ilgaamžiai iškart prisiminė, kad Adamkus tai nuolat kartodavo ir tais laikais, kai dar nebuvo pensininkas. Ir ne tik kalbėjo apie tai, bet ir darė. Prisiminkite, naujosios politikos koalicija tais laikais, kai šalį valdė nesutaikomi draugai Paksas ir Paulauskas, o vėliau nesibaigiančios kalbos apie vaivorykštę. Taip pat prisimenate. Sakote, nieko gero iš to sumanimo neišdegė. Antiena kategoriškai atmeta tokius pramanus. Viskas pavyko ir dar kaip pavyko. Išdygo vaivorykščiai Marijos žemėje, ypač po to, kai palyginti dar naujas politikas Paulauskas suėdė dar naujesnį prezidentą Paksą, o valdžioje visiškai įsitvirtino taip vadinamas valstybininkų kabutėse klanas, mes galėjome stebėti keistą gamtos reiškinį. Be abejonių, tai buvo vaivorykštė, bet tikrai keista, trispalvė – žydra, raudona ir juoda. Žinovai tvirtino, kad raudonieji tai senoji sovietinė nomenklatūra, juodieji tai KGB, na o žydri, jie ir yra žydri gerąją to žodžio prasme. Ir štai dabar visi šie gerieji žmonės vėl nori padėti savo tėvyniai, arba bent jau padėti Tėvynės sąjungai padalinti biudžetą, tai yra mūsų su jumis pinigus. Tai tegul vėl suplasda vaivorykštė. Įdomu, kam atiteks kitos spalvos. Remiantis tik labai išankstinė informacija, į oranžinę pretenduoja Valinsko klounai, į violetinę Diniaus ir Sacharuko mentai. Žalia turėtų atitekti liberalams, geltona – darbiečiams. Ruda, kaip atrodo, lieka paksistams, juk ne veltui Remigijus Ačas taip gyrė Hitlerį. O kas link tos sovietinės nomenklatūros vaiduoklius pavaizdavusio jaunimo? Mūsų šalies jaunimas geras, teisingas, korupcija ir demagogija jo neišgazdinsi, o tas trejetas tinginiai, atskalūnai ir visuomenės atmatos. Ypač dar dėl to, kad panašu niekas jiems nemokėjo, nenormalus, jiems reiktų beprotnamio sanitarų. Mūsų veteranams ramybės neduoda ir seksualinės fantazijos. Iki šiol Antiena neabejojo Algirdo Mykolos seksualinė patirtimi, bet kokie pareiškimai? Kalbama, kad žurnalistų paklaustas, ką jis galvoja apie taip vadinamus CŽV kalėjimus Lietuvoje, pensininkas Algirdas Brazauskas atsakė taip, tarsi pats būtų tardomas panašiame kalėjime. Nieko apie tai negalvoju, nieko nesakysiu, nieko nemačiau. Bet vėliau matyt susigriebęs, kad jis vis dar yra laisvėje, netikėtai pridūrė. Čia iš piršto čiulpiam dabar kažką prieš Lietuvą. Čiulpiam prieš Lietuvą, gal ir iščiulpsim kažką. Jūs tik pamanykite, čiulpti prieš. Iki šiol manyta, kad čiulpti galima ką? Pirštą, pavyzdžiui, arba saldainį, o taip pat pasak gandų kieno nors, čia jau asmeninė nuostata, o už ar prieš,
Tai apie balsavimą parlamente arba tarkim partinėme susirinkime. Beje, Antiena niekad nepriklausė Brazausko partijai, todėl negali nei patvirtinti, nei paneigti, kaip ten jų raikomose, gorkomose ir CK balsuodavo. Visai gali būti, kad ir čiulpiamuoju būdu. Arba štai dar klausimas. Jei galima čiulpti prieš Lietuvą, vadinasi galima čiulpti ir už Lietuvą. Sako visokie Januškos ir kitokie valstybininkai tik tai ir darė, kad čiulpė už Lietuvą arba už pinigus. Anot gandų už labai didelius pinigus. O kasgi čiulpė prieš? Nejau, kaip sakė vienas šunsnukis troleibuse, pensininkas turėjo omeny mūsų valstybės vadovę. Juk tai būtent jį inicijavo tų pačių Centrinės žvalgybos valdybos kalėjimų tyrimą. Antiena kategoriškai atmeta tokio pobūdžio insinuacijas, jau vien dėl to, kad ne vienas vyriškis nėra pastebėtas su mūsų prezidente privačioje aplinkoje, na, nebent tik Aleksandras Grigorjevičius Lukašenka, na, ne su moterimis juk ji. Mūsų narsūs prokurorai visai nusiplukė ieškodami Drąsiaus Kedžio. Mūsųgi nepatikimi šaltiniai praneša, jog pastarojo reikia ieškoti komiksuose tarp jų herojų. Mūsų narsūs prokurorai visai nusiplukė ieškodami Drąsiaus Kedžio. Mūsųgi nepatikimi šaltiniai praneša, jog pastarojo reikia ieškoti komiksuose tarp jų herojų. Sako, jau pradėtas pardavinėti komiksas Drąsius vaikų gynėjas. Siužetas iki skausmo pažįstamas. Blogas dėdulė Ūsas gundo mažą mergaitę saldainiuku, bet narsusis Drąsius išgelbėja vaiką nuplėšdamas Ūsui ūsus. Visi sutapimai, kaip įprasta sakyti, atsitiktiniai. Komikso leidėjas iškart buvo atakuotas iš kelių pusių. Vieni piktinosi tuo, kad leidėjas tokiu būdu mėgina užsidirbti, nors užsidirbti nori visi leidėjai. Moralės sergėtojai įsižeidė, nes negalima heroizuoti nusikaltimų. Vaikų psichologai pareiškė, kad vaikas privalo kreiptis į policiją, o netikėtis superdidvyrio pagalbos. Tiesa, Antiena dar iš vaikystės atsimena, kad pasakų, komiksų ir multikų herojai vis atvykdė savo teisingumą be policijos ir prokuratūros pagalbos. Be to, pasak abejotinos informacijos, leidėjas visai nesiruošė Drąsiaus paversti didvyriu. Iš pradžių jis norėjo komikso didvyriu padaryti tokį Algirdą Mykolą, bet nepavyko. Paaiškėjo, kad tas AMB yra tikrai amoralus tipas, spręskite patys. Kol Algirdas gyvena su savo žmona, Mykolas lakstydavo pas meilužę. Argi toks gali būti pavyzdžių vaikams? Tada leidėjai šovė galvon didvyrių padaryti Valdą. Bet sužinojęs, kad Valdas neturi nei vaikų, nei anūkų, turėjo atsisakyti ir šios minties. Juk meilė svetimiems vaikams tai ir yra tikroji pedofilija, o komikso herojus privalėjo kovoti su pedofilais. Tada leidėjas nusprendė išleisti knygą apie Dalią, vaikų gynėją. Bet ir jį paaiškėjo neturi ne tik vaikų, bet ir šeimos. Beje, Dalia dar nesena mergina, taip kad šis sumanymas atidėtas iki geresnių laikų. Pamėgino leidėjas pritempti iki vaikų gynėjų komikso didvyrių tokį Valantiną ir Šalaševičiūtę, bet šitie, anot gandų, netitiko grinai estetinių reikalavimų, buvo negražūs ir bailūs. Štai kodėl leidėjas komikso herojumi pasirinko Drąsių. Sako, vaikai iškart pamilo Drąsių. Taigi dabar yra savas lietuviškas Kapitonas Amerika, Supermenas ir Spidermenas. Maskvoje neseniai nužudytas Lietuvos kunigaikštis von Kalmanovičius buvo dosnus Kauno sinagogos rėmėjas. Apie tai kalbėta pakankamai. O antisemitai dabar skleidžia gandus, kad ši įstaiga turi ir kitų, nemažiau įtakingų, bet labiau užsimaskavusių mecenatų. Jisai rėmė, 98 metais aš kada atėjau, būtent iš mane išėjo ta kalba, kad, sakau, kas 2 metai reikia dažyti tą rankoidišą, tai yra altorių, nes 2 metai praeina ir patamsėja tą bronzą. Jis sako, nori aš paauksosiu, sako, mes neturėsim tokių lėšų, tai sako, aš viską padarysiu. Tai tiek žmogus
unikalus. Jisai įsikvietė 3 restauratorius iš Maskvos, kur Maskvoje cerkvių tos stogus auksoja. Ir jie čia 2 mėnesius pasistatė stilažus, jie čia miegojo sinagogai. Mes jie matrasus nupirkom viską, čia jie prausėsi ir valgė. Ir jie čia 2 mėnesius, aiškiai, auksavo tą Orenkodišą, tai yra altorių. Kauno sinagogos sienos nukabinėtos fon Kalmanovičiaus ir jo šeimos narių atminimo lentomis. Pačiam Šabtajui dar gyvam ir anot gandų už jo pinigus pakabino net 2 lentas. Štai sinagogoje kabo fono dėdė, o štai ir senelis. Sako, kunigaikštis Kalmanovičius buvo didelis garbėtroška, jo Kauno tarnų žodžiais. Atvažiuodavo ar tai Pugačiovas, ar tai Baskovas, taigi čia jie visi pas mus buvo sinagogoje. Yra knyga, kur jie visi yra pasirašę. Ir tas pats Vinakūras, ir tas pats Hazanovas, ir tas pats Baskovas, ir tas pats kitas, toks, kur su gitara grojo, kaip Rozenbaumas. Vienu žodžiu, visi jiegi čia yra pabuvoję ir visiems aš turėdavau pasakot, kiek gero jisai yra padaręs šitai bendruomenė, šitai sinagogoje. Jis labai mėgdavo šitą dalyką. Jis man paskambino, sako, atvažiuos tas, viską parodyk, viską papasakok. Viską, sako, tvarkoju, supratau. Taigi Kalmanovičius neslėpė savo dosnumo, o ką tiesą sakant jis galėjo prarasti. Ir taip visi aplinkiniai, nebent ne Lietuvoje, žinojo, kad be Lietuvos kunigaikščio titulo Šabtajus dar turėjo išdidų sovietinio šnipo ir rusų mafiozo titulus. Kitas reikalas, kad ne visi norėtų patekti į tokią draugiją. Tai yra patekti į vieną draugiją su dosniuoju kunigaikščiu norisi labai, bet atvirai apie tai kalbėti kažkaip gėda. Todėl tenka maskuotis. Pavyzdžiui, Emanueliui Zingeriui dėl konspiracijos neteko tapti žymiu krikščionių demokratu, nenumaldomu kovotoju su KGB ir sovietų valdžia. O iš tiesų jis taip pat yra Šabtajaus sinagogos rėmėjas. Ir jo garbei toje įstaigoje nėra kuklių atminimo lentų kaip Kalmanovičiams, bet stovi pats tikriausias paminklas. Netikite? Štai jis, siuvimo mašina Zinger. O jei tai ne paminklas žymiam krikdemui, tai dėl ko siuvimo mašina Zinger stovi Kauno sinagogoje. Jos išradėjas Aizekas Zingeris neturi jokių ryšių su Kaunu. Jo tėvai kilę iš Vokietijos, jis pats 1811 metais gimė Amerikoje, kur po 40 metų ir užpatentavo savo išradimą. Antiena neiškerėgė, bet kas gali paneigti galimybę, kad po kurio laiko iš šios sinagogos gali išnykti Kalmanovičio atminimo lentos, jų kunigaikščio tarnai virkauja, kad nebėra kam jų išlaikyti. Mes netekom tikrai žmogaus, kuris nėra pasaulio Litvako antro tokio ir turbūt nebus, kuris tokį didelį indėlį įdėjo mūsų bendruomenę iš tikrųjų. Įdomu, koks likimas laukia kovotojo su KGB Zingerio paminklo, nes kalbama, kad jis buvo įsigytas už to paties KGB šnipo pinigus. Jūs matėte Antieną. O po savaitės mūsų visų laukia ir vėl lietus, sniegas, vaivorykštė ir kiti eterio reiškiniai. Iki pasimatymo juose.